Istorinių automobilių mylėtojai 2024 m. rugpjūčio 3 dieną rinkosi jau tradicinį 16 istorinių automobilių festivalį Nesenstanti klasika. Į jį nuo 2008 metų kasmet rengia senovinių automobilių klubas Klasika. Geras oras ir puiki nuotaika renginio dalyvius lydėjo nuo pat ankstyvo ryto, kur į šalia Sodeliškio dvaro sodybos esančią aikštelę riedėjo vienas už kitą įspūdingesni senoviniai automobiliai ir motociklai. Senovinė technika paruošta ypatingai kruopščiai, tiek techniškai, tiek vizualiai. Didžioji dalis automobilių į parado starto vietą iš visos Lietuvos sugužėjo sava eiga. Ir ne tik iš Lietuvos. Parodoje šiais metais gausu ir svečių iš Baltijos šalių – Latvijos bei Estijos. Šių metų vienas iš parodos kriterijų – automobilis negali būti jaunesnis nei 1980 metų laidos. Tad ant žaliosios vėjos rikiuojasi nebe jaunuoliai, o jau ne vieną 100 000 nuvažiavę prižiūrėti bei atrestauruoti senoliai. Pirmą mašiną, jeigu nusipirkai, jau lyga, tada perki, paskui siūlų kitas mašinas, randa, kad tu to užsiimi ir siūlų ir prisiperki. Ir turiu dabar kokį jau 10 mašinų, o važiuoti nebėra kada, jis iššventęs. Vis turi restauruoti, dirbti, visus laisvalaikius, visą savo laisvą laiką praleidžiu. Ir žmona pyksta, su manim, sako, nedraugauji. Vat matot, kas vyksta su to mašinu. Čia yra hobis liga. Jei pradėjai ir nepabaigsi be mašinų. Ratus čia susuk. Aš specialiai biškai atėjau. Stop. Viskas gerai. Gerai. Pasiruošimo paradui epizodai kvepia ne tik nostalgija, bet ir benzinu. Keletas automobilių į susitikimo aikštelę atvyksta ant keltuvų. Tačiau užtenka vos pusę pasukimo ir senutėlis variklis kaip geras šveicariškas laikrodis užsiveda. Aikštelėje nuo pat ankstyvo ryto pluša klubo Klasika narys Jonas Lapinskas. Jis atsakingas už tai, kad viskas vyktų sklandžiai, kiekvienam vairuotojui skiriama jo starto vieta. Pasirūpinama, kad automobiliai būtų paženklinti parodos atributika. O tiems praeiviams, kurie klausinėja, kas čia vyksta, Jonas atsako taip. Taip, yra senovinių automobilių klubo Klasika kasmetinė šventė, kasmetinis renginys, kuris vyksta kiekvienais metais rugpjūčio 1 savaitgalį. Čia į tą parodą atvažiuoja visi norintys, kurie turi senus automobilius iki 80 metų, šiais metais iki 80 metų gamybos, o atvažiuoja ir Lietuva, ir Latvija, ir Estija, ir Baltarusija, ir Lenkija. Vienu žodžiu, visi, kas ir klubai atvažiuoja, čia ne vieno klubo, čia yra visų bendrai renginys. Ir atvažiuoja iš visų šalių, šiemet bus tik tai Latvija ir Estija, Baltarusijos ir Lenkijos nebus, nėra užsiregistravusių. O šiaip atvažiuoja ir iš Baltarusijos, ir iš Lenkijos, ir iš Rusijos, ir iš Suomijos yra buvę, ir iš Švedijos yra buvę.
seniausias automobilis stovi kieme. Jisai yra kažkur tai gal 14, gal 12 metų, 1912 gal metų senumo, galiu pasakyti, aš apie jį ir pavyzdžiui. Ir turėtų būti tai 1913 metų Presto Typ 8. Tai yra iš Latvijos Janesus Kerko savininkas to automobilio. Pagrindiniai 3 klausimai, kurie prie tokių mašinų būna, tai ar ratus prasuka, kiek jinai ima ir dujas jau įdėjai. Kokie būna jūsų atsakymai? Taip, nežinau, niekada. Aš atvykau antrą kartą į šitą renginį su jubiliejinės serijos Chevrolet Corvetto C3. Tai yra Corvetto 25-mečio laidos modelis išskirtinis. O kaip viskas prasidėjo? Galbūt prasidėjo dėl to, kad aš vaikystėje, kai mano klasiokai rinko mažas mašinytės, aš dariau mažas raketas. Dabar aš pradėjau gaminti didesnės raketas ir susidomėjau didesniais automobiliais. Kaip matote, šitame renginyje labai daug įvairių stilių automobilių. Mano stilius yra amerikietiški, maždaug 60-80 metų vadinami muscle carai. O štai aš ir savo kolekcijoje būtent tokius turiu. Žaliosios vejos netrūko didžiulių amerikietiškų kabrioletų, įspūdingų formų ir dydžių amerikiečių ir europiečių, taip pat ir tarybinės technikos, nuo kurios jau akis atpratusi, tad į juos žiūrima jau kitų kampų. Į aikštelę atvykę žiūrovai ar kiti praeiviai mielai fotografuojasi prie senovinių automobilių, kalbasi su jų vairuotojais. Temų išties daug. Ne tik automobilių restauravimo ypatumai, bet ir techninės savybės įdomios parodos lankytojams. Iš mikroautobuso išridenamas automobilis atvykęs iš Estijos, o Sodeliškio dvaro sodybos kieme puikuojasi, ko gero, patys prabangiausi eksponatai. Gintautas Miškinis prisipažįsta, kad šiuo metu automobiliai daugiau valomi ir mylimi, nei važiuoja kelyje. Tačiau kaip nemylėsi technikos, kuriai jau 100 metų. Atvykau iš Kauno, atvežiau parodyti Pakardą, modelis 333, 1925 metų gamybos. Tai 7 vietų limuzinas, tuo laikmečiu vienas iš prabangesnių. Teisybės dėliai man pavyko įgauti Amerikoje, kur pas Klevoną prastovėjo 40 metų garaže uždarytas. Visiškai nevažinėjimas, kadangi jam nebuvo poreikio, arba galbūt jau ir paseno mašina. Dėliai to jinai nėra taip labai suvažinėta, ar sudilus, ar dar kaip pavadinti, negu kad pastoviai važiuojama mašina. O mano rankose, žinoma, daugiau valoma, blizginama ir džiaugiamasi retais pravažiavimais. Parodoje galima sutikti ir auksarankių lietuvių pagamintos technikos. Tiesa, naudojant senas detalės. Ta idėja tokį motociklą padaryti, tai nėra gal labai pirma. Yra bandyta jau daryta žmonių pasaulyje su tokia mintim, kad įdėti stacionarų motorą į motociklo rėmą. Motociklo rėmas, aišku, yra atgamintas nuo nulio visiškai, jisai nebuvo. O dar mintis išlaikyti tą laikmetį iki 30 metų. Tai elementai kaip lempos karbitinės, pavyzdžiui, ir medžis viena tema, dėl ką pasirinkam, kodėl ir leistas medis į patį rėmą motoro. O ambicijos buvo galbūt šiek tiek didesnis iš pat pradžių. Užmojas buvo per 6-8 mėnesius, bet rezultate užtruko 3 metus. Bet turim, ką turim ir šiai dienai jis yra veikiantis ir galima su juo pavažiuoti.
greičio klausia, kokiu greičiu važiuoja, tai aš visą laiką atsakau bėgimas ristele, toks ir greitis ten keli kilometrai. Pasitaikė laikraštis skelbimas, kad parduoda, nesipirko ir pats remontavo 2 metus, suvyrinau, viską pats dariau, špakliavau, tik dažyti nedažiau. Kaip dabar šiais laikais 21 amžiui su detalėm tokioms mašinoms? Problemų, čia kur paklausė, tai nusišaipai daugiau niek. Na, iš senų, jeigu tik tos turgos, jeigu gauni kokias, bet dabar aš jau turiu prisirinkęs per laiką tų detalių. Jaunimas ateis, ginčijas, kad nesaporožėtis. Jaunimas, tai šiaip tai visiems prisiminimai, jaunystės, tai, kaip sakyti, vaikystės, dažniausiai taip jau būna. Ant Sodeliškio dvaro grindinio jau ratus suka retro šokių ansamblis, o senieji automobiliai išsirikiuoja į koloną. Renginio dalyviai su policijos palyda pajuda link Biržų aerodromo. Ten laukia ne tik paroda, koncertas, bet ir įspūdingiausio, seniausio, gražiausio automobilio rinkimai. Tad visi į kelią. Čia visi kiekvienam yra automobilis mylimas, kiekvienam žmogui, kuris jį vairuoja. Tai šiandieną yra apie 120 automobilių. Tai iš tikrųjų gana daug. Žmonės mėgsta daug renginių šiais metais iš tikrųjų visur. Tai susirenka visi minaminčiai į vieną vietą. Ką galėtumėt palinkėti, ką galėtumėt pasakyti, ką galėtumėt kokią žinią siūsti čia dalyviams? Noriu padėkoti visų pirma visiems biržiečiams, mūsų, kaip sakant, irgi atvažiavusiems automobilistams, visiems biržiečiams neatsibosta
Iš tikrųjų, aišku, keičiasi tų automobilių ir vis įvairesnių, mes kiekvienais metais matom, bet biržiečių entuziastas nedingsta iš tikrųjų. Tai va, smagu labai matyti tiek žmonių, tai dėkoju Jums. Super. Ačiū labai. Dėkoju. Mes turime ypatingą retro grupę, kuri ypatingai tinka prie šios dienos automobilių. Tai yra grupė, šokėjų grupė, ypatingų šokėjų grupė, užvaldžiusių visų širdis, kas juos matė. Tai yra grupė iš Alytaus retro ritmu. Vasaros rugiagėlės, jos taip švelniai vilioja mane, jos kaip akis manos mergužėlės, aš mačiau jas šiandieną sapne. Ir jaučiu aš, kad vasara eina, sužydės vėl laukai gilimis, vėl jausmai mano širdin ateina, rugiagėlės vėl bus su mumis. Этот раз я приехал с этой машиной, которую только что отреставрировал. Не, сам приехал. Ну, мне такое чувство, что все меня знают, потому что все мне махают рукой, показывают вот и улыбается, да. Кажется, нравится. Сейчас будете ехать на рампу, не страшно? Нет, но с этой я первый раз буду на рампу ездить я. Ну, чтобы всем хватило настолько силы, как может мне с этой машиной, которую я сделал почти из ничего. Она была такая, да. Так что всем пожелаю много-много сил. Tagging it up now, you better be quick. Nothing can outrun my SS396. There's lots of chrome goodies sitting under the hood. She looks real pretty like a tough one should. On the red line tires, she sits real mean. She's the coolest hot one you've ever seen. Cruising the highway, I get my kicks. Everybody's digging my SS396. Look at her go, look at her go. She sits real low, feel her tires grip the road. Her deep breathing pole, and they'll never sell short. Kad bryžiečiams įdomios šiokios parodos įrodo ir gausus lankytojų skaičius. Žmonės į Biržų aerodromą plūdo, nepaisant trumpam netikėtai subjurusio oro ir prasidėjusio lietaus. Į aerodrome esančią parodų aikštelę atvyko ir keletas kitų kolonoje nedalyvavusių automobilių. Pažiūrėti tikrai buvo į ką, nuo gausos ir įspūdžių net akis raibo. Džiugu, kad lietuviai moka organizuoti tokius įspūdingus senovinės technikos renginius, kalbėjo šventėje sutiktas iš Rygos su visa šeima atvykęs Juris Melniks. Nemažai dėmesio sulaukė ne tik senovinių automobilių, bet ir motociklų vairuotojai, kurie atvyko ne tik su sena technika, bet ir su to laikmečio apranga. Na, o šiandieną su kokia technika atvažiavote ir kas brangiau, ar jūsų atvežta technika, ar jūsų apdarai? Aišku, technika brangesnė negu apdarai, o mūsų motociklas R71, BMW R71. Šiaip atvirai pasakius, brangus malonumas, bet stengiamės tą dalyką vystyti iš, ką galima sutaupyti kažkur tai
Nu, stengiamės šeimos neskriaus dėl to. Ji restauracija išbuvo beveik 30 metų išardyta. O važiuoti pradėjau tik 2006 metais. Vairuoti tokį automobilį tai malonu. Vaikystės svajonė jau buvo vairuoti tokią, kurią galėjau gyvendinti jau beveik išeidamas į pensiją. O dėmesio tai sulaukiam jo, nes yra, jos įdomus dizainas. Jeigu praeina, ką nors paklausia, aš pakomentuoju. Ant rampos važiuoja automobiliai, juos pristato ir vairuotojus kalbina ilgametis parodų vedėjas Gytis Balčiūnas. Automobiliai varžosi gražiausio automobilio, geriausio senovinio automobilio iki 1946 metų, geriausio sovietinio automobilio, geriausio amerikietiško automobilio, geriausio motociklo, geriausios restauracijos, elegantiškiausio ekipažo bei didžiojo Grand Prix nominacijose. Parodoje žvalgosi ne tik biržiečiai ar lietuviai. Я работаю в Рижском мотор-музее, и, в принципе, там будет, в музейном архиве. В принципе, как главному фонду хранителя мотор-музея, в принципе, всеми надо интересоваться, не только вот такими, но и более современными, более старыми, так как, так сказать, что одна какая-то марка. Ну, раньше я как-то присмотрелся старым Мерседесом, 30-х годов, может быть, еще до 111-го такого, но в данный момент всякий автомобиль идет к сердцу, если они оригинальные. Вы бы купили еще один такой автомобиль? Jūs pirktumėt tokį? Aš одного нету, он единственный. Aš paklausiu, ar pirktumėt dar vieną. Jis sako, tai kad nėra antro. Во всей Ливонии остался только один такой известный автомобиль, которым ехали бароны. Так вы опять сегодня выиграете Гран-при, да? Jūs vėl šiandieną laimėsit Гран-при, taip? Я надеюсь, да. Važiuojam su Mercedes-Benz 290, o ant tos rampos užvažiuoti, ne pirmą kartą važiuota, žinokit, ir ant aukštesnių važiuota yra. Turiu dar porą motociklų, prieš karinių, BMW markės motociklai. Opozitas R71 ir vieno cilindro R35. Pradžiai iš vaikystės buvo ir iš mokslo metų. Tarkim, mano profesija reikalavo to, kruopštumo tokio daryti. Esu architektas, užtat ir turi būti viskas, kaip pasakyti, padaryta kaip priklauso. Land Roveris 3 serijos, 71 metų. Nežinau, patinka bekelės mašinos, tai štai toksai. Nežinau, kad labai kažko daug neklaus, kad pamatys žmonės ir toliau važiuot. Tai čia yra Volkswagen autobusėlis. Taip, teisingai sakot, jis tikrai yra mažesnis negu šie laikiniai autobusėliai, bet visgi talpina 8 žmonės. 3 prieki, 5 gale gali sėdėti ir netgi 3 gali miegoti. Autobusėlis buvo įsigytas prieš 7 metus, bet tai yra jo debiutas šio šventėj, kadangi gatves išriedėjo tik prieš porą ar 3 savaičių. O išvažiuoja, dabar iš tikrųjų, kai paleidžiau prieš 3 savaitės, tai praktiškai kiekvieną dieną išvažiuoja. Jau su juo dabar pravažiavau apie 1000 kilometrų, testuojam, žiūrim, kad kažkas kelioniai neišlystų ir taip toliau, ir tvarkom trūkumus toliau.
Čia žmonės važiuoja patys savo norų. Klubas buvo Klasika įkurtas Biržuose, tai va taip ir jis taip ir yra. Tai todėl visą laiką čia Biržuose ir darom. Šiandieną jau festivalis, paroda įvyko. Jūsų akimis, Albinai, žiūrint, ar viskas buvo sklandžiai, ar taip, kaip tikėjotės? Viskas iš tikrųjų labai sklandžiai, labai gražiai, viskas gerai. Ko tikėjomės, tą gavom. Svarbiausia, bijojom, kad nebūtų blogas oras, bet oras irgi palepino. Tai viskas labai gerai. Na ką, bičiuliai, ateina laikas, kai reikia įteikti apdovanojimus. Dar kartą noriu padėkoti visiems susirinkusiems ir dalyvausiems šventėje. Ir aišku, šiandien mes turim dar ir visai kitą tokią progą gerą. Vienam mūsų klubo nariui jisai įstojo į kitą klubą, 70-mečių. Tai va, Dalius toksai Sulinkevičius. Ir mes jam sugalvojom nupirkti, vis dėlto jis turi automobilių daug, bet Mercedesų neturi. Ir sugalvojom nupirkti automobilį, susimetėm visi pinigų, biškį benzingavom, biškį patys dėjom. Tai va, ir mes norim tą dovaną padovanoti. Va, Mercedes atvažiuoja dalį. Netiks, duosim kitą. Jeigu sugestų, reikėtų remontuoti, tai mes tau padovanojam tą ratą.